Taigi pirmadienis, 8 mano kelionės diena Kipre. Tomai, kelintą dieną pats? Aš nebeskaičiuoju. Nuo 17. Aš apie 200 dienų turbūt Kipre. Trečia, man atrodo, bus, jeigu 17, 18, 19, 24 diena jūsų. Ketvirta diena Kipre. Buvom viename susitikime. Dabar važiuojam kavos tikriausiai. Važiuojam kavos, važiuojam pas mano draugo dar, Kirjakos. Jis labai atjaunėjo, šiam 5 metai žmogui, bet pakeliui parodysiu Tomb of Kings. Čia vat užsuksim, fantastiškos aikštelės. Ir čia va priešais yra įėjimas į muziejų. 5 eurai tai kainuoja. Ir čia yra istorinis miestas. Karalių kapai. Ir už jo iš karto labai fainai. Iš karto prasideda Viduržemio jūra. Va matot, kaip čia gražu koksai. Grožis čia. Tarp šitų vat visų kedrų. Kvapas. Jautie neginta. Taip, ir va mes prieki ir matom dar vat vieną kaip tik išnykusią dalį sienos. Matys taip mūsų bičiuliai šitą. Jo, parodysim. O tai čia gaunasi, kad čia ir buvo pats istorinis Pafosas, ar ne? Taip. Bet šitoj va vietoj viskas vyko. O po to nuo čia visai išsiplėtė. Kelios yra vietovės tikinio miesto, tai va būtent šitas Tomb of Kings, Karalių kapai. Taip pat ten yra, kur Švento Pauliaus kolona, kur aš tau rodžiau, kur buvo išplaktas apaštalas Paulius. Ir po to jis padarė pirmą savo stebuklą. Ir prie Harbor, prie uosto, dar trečia vieta. Šiek tiek yra, bet ten jau truputį vėlesnis laikotarpis, yra Osmanų imperijos laikų pirtis, ten kur aukštutinis Pafosas. Taip. Nu, Kipras. Jo. Tokiasi ten istorija. Jo, kai buvau Turkijoje, turkai labai didžiuojas, kad turi daug antikos, bet čia antikos per akis. Paimta antika Turkija? Viskas per Kiprą, ne? Ne, graikiška viskas, taigi ten Anatolija. Jokie. Visa antika yra graikų. Tik tai jie užėmė, tengi buvo Graikija. Mažoji Azija. Asia Minor. Tokiai. Ir žmonės irgi jo galvoja, ten Turkija, ten visa ta antika ne turkų daryta. Viskas graikų padaryta. Tik tai, kai jie užkariavo Osmanų imperiją, Mažąją Aziją, Konstantinopolį. Dėl ko Amerika buvo atrasta? Daug kas nežino. Dėl to, kad kai Konstantinopolį užėmė Mažąją Aziją, pertraukė prekybos kelius su Indija ir negalėjo gauti prieskonių, auksų, kas ten dar iš Indijos važiuodavo, tekstilės. Ir dėl to tik tai Kolumbas ir įsiruošė ieškoti, nes reikėjo atidaryti naujus. Portugalai prieš tai Kolumbas apiplaukinėjo Afriką, ieškojo naujų kelių Indijai, nes nutraukė šilko kelią. Ten viskas statyta, ten kur jie gyrėsi Švento Mikalojaus, ten kur tas, kaip jisai, Efesas. Ten viskas, visi graikiški miestai. Visa Antalija, Anatolija, visa ta antika ten graikų statyta, ne turkų daryta. O Kipras, kiek prisimenu iš praeitų pasakojimų, buvo kaip ir toksai tarpinė stotelė, labai patogi keliaujant iš Afrikos sustoti. Kipras, iš tikrųjų, patys pirmieji gyventojai, kipriečiai, Abdul važiuoja. Dom City, kur mes ką tik buvom. Tai va, ten buvo kipriečiai, nebuvo graikai. Graikai atkeliavo vėliau. Parodėm, kad Mersas irgi gali, nes mūsų norėjo busiukas padaryti. Bet mes
Nenusileidom teisingai, čia va anglų mokykla Aspire, Ai, labai gera. Private British School, okei. Tai private British School. Ir šitas kelias, kaip matai, eina 615 autobusas, jis važiuoja tiesiai iki Coral. O čia va tie gražus namai, va tenais 650, 3 dublinų. Ir čia eina kitas developmentas, kur mano vienas iš klientų pirko, o viršui ten gyvena Kiriakos. Jo, šitas visas kelias, nežinau, gal, galvoju, 15 km, gal 6-15, va štai prieš mus, ir labai patogu, gali nuvažiuoti iki pat Coral Bay. Kaip repipsi, ne tai, kad tau kažkas maišo atrodo, tiesiog, kad pasakyt labas. O tu galėtum parodyti kairiai, kaip mes važiuojam ir jūra visą laiką matosi. Va. Jo, galėsim pasukti. Galėsim, jo. Jo. Va, koks grožis. Ir ten aš, kur gyvenau, per COVID pirmą kartą išsinuomavęs. Čia yra žemutinė Floraka, myliu šitą vietą. O čia yra aukštutinė Floraka, čia jau... Tai mes jau čia beveik ir davažiavom tą vietą. Tu gali pažiūrėti ant telefono, kiek iki jos liko. Tai va, čia ir galėsim prasukti. Man šita vieta labai patinka ir va tai mes pasuksim. Ir po to paimsim kovos. Čia gerai pakišo. Čia visiškai gerai pakišo. Čia be bendruomenės namai. Va, ir va, matosi jau čia jūra. Čia yra žemutinė Floraka, myliu šitą vietą. Čia būtų apartamentų nėra. Čia tik tai kotedžai, vilos, namai. Jo, mes čia ir esame jau. Kaip Čia bus truputį toliau matyti tenais. Jo, kur vakar buvom užsukę prie bažnytėlės. Va, štai, ir čia mūsų laivas, vienas iš dviejų nuskendusių, vienas yra čia, Taip. kitas prie Onyro kavinės. Ir va, aš čia metus laiko, labai fainai. Čia mes per COVID gyvenom, vaikams nereikėjo mokyklos su vaikais ir va, koks grožis čia yra. Tu nusileidai. Čia pardavinėjau, va čia yra keli butai, čia pardavinėjau. Ir čia vat vienam nepasisekė, ukrainiečiui su juo susipažinau, kalbėjau, gavo namą tiesiai prieš šoną. Ir va čia matosi va priešas ateini, čia ir galima maudytis. Čia nėra labai patogus priėjimas, daugiausiai žvejų žmonės ten vat kairiau prie viešbučio galima aktis. Čia gražus toksai biuriukas, galvau, kad į nuomai aš norėjau jame coffee shop atidaryti. O čia vidury šitų namų yra baseinas. O apačioje irgi remontuoja. Ir čia remontuoja. Žodžiu, aplinkui vystomi vėl. Čia greitai išeina. Šičia. Kaip tai pasirodo. Ir prasiduoda labai gražios vilos. Per COVID, kaip pasakyt, juokinga pasakyt, 300 000 nekainavo namas. Čia. Ir va čia galim prasukti įdomu jau, kur aš gyvenau, kur mes gyvenom. Na. Taip, čia kur dabar va šitas trečias, Somoza. Aš žmonėms siūlau, čia aukcionas buvo paskelbtas. Čia va šitą anglai nupirko, susipažinau. Čia ir Danijos bicas nupirko. Va šitam mano mes gyvenau. O čia mes gyvenam šitą numeris 6. Su gražiu kaktusu. Su gražiu kaktusu. Ir kas čia mums dabar užstatęs, mes norim apsisukti. Moteriškė, va to šitas mano išvis 9 svajonių namas.
Ką jisai turi? 9 numeris. Nu, toks labai gražus baseinas, viduje, kraštutinis, augalija graži. O pas jūs irgi 6 buvo baseinas, ar ne? Ne, nebuvo vienintelis, kuris neturėjo pasiėmęs. O dabar situacija čionai jau, jeigu tada 300 000 nekainavo, tai dabar jau 500 000. Taip ir tai nėra. Čia greitai nesipardavinės. Tai va taip, kaip galima uždirbti. Taip nauja kainos. Nors bendrai pernai buvo 1 už 4,20. Tai gal čia norėjo tiesiog greičiau parduoti. Šitą nuomoju vat visą laiką. Ir čia dar viena eilė vilų. Ir to mes nusileisim. Va, Aktai viešbutis, kurį minėjau. Čia vaikai eidavo maudytis, pažaist. Nusiperki ledų porciją. Ar ten kažką atsigerti ir galės jau kaip Kipre. Va, ir čia va takelis jau pamatysit, va, tiesiai prie jūros. Čia aš eidavau 5 kartus vasaros metu maudytis. Iš ryto nueini grįžti, pabūni per pietus, dar kartą, tas gražus nusileidimas. Bet jeigu žmogus norėtų rinktis gyvenimą tokioje vietoje, tai automobilis, kaip Reikia suprantu, ieškot. Nebūtinai, aš turėjau, bet ten išeini į tą gatvę. Čia 5-6 minutės paeit ir 6:15. Okay. Jeigu čia nori, turi pateikti man užsakymą, aš ieškosiu, stebėsiu, lauksiu, su visais pakalbėsiu. Čia reikia peidinėti, suprantate. Čia reikia peidinėti, nes čia, va čia gyvena irgi susipažinom, buvo vaikai tą trikotrytą atėję, pietų afrikiečiai gyvena. Tai jisai net čia irgi, va, pavyzdžiui, ieško, kas nori persikelti, tai nesijaučia saugus šiuo metu. Tai šitų, nes nauji čia virš milijonų viskas. Tai dar jeigu nori nenaują, dar galėjau. Už 500 gal pasiseks, už 400. Prie jūros. O tas pliažas tenai, jisai kaip ir public yra, kur jūs eidavot, ar ten labiau viešbučio teritorija? Public, ne? Na, ir čia tas laivas priešais. Tai dabar galim nuvažiuoti iki to. Čia daug jau nebus. Parodyk biškį šitą. Man atrodo, į pagrindinį reikia išvažiuoti, ne? Ai, pagrindinį ir į dešinę netgi. Taip įdomu. Ne, čia per labai. Ne, čia ne taip. Ne taip rodo. Čia ne taip rodo. Jis turi ten būti. Taip, o dabar važiuojam, čia atsidarė restoranas. Psarų. Psaro žuvis. Ir na, rašo, kad vienas iš geriausių, aš buvau, man labai patiko, iš tikrųjų. Ir dabar mes prie kito artėjom dar namo pažiūrėt. Čia visur vilos. Ir dabar mes dar užsuksim kavos. Ja? Vieną kapučino, vieną latę arba 2 kapučino, teisingai? O, vakarykštė vieta. Taip, pavažiavam kafemį. Mes pravažiavam, ne? Jo, bet pravažiuosim per aikštelę. Pravažiuos. Va, ir čia visą laiką sėdė. Kiprai, va, kafemį. Drive-thru. Kokią kavą įmam, gintarai? Aš gal norėčiau kokią nors ice latte su karameliu. No problem. Tuo mes ir paimsim.
Nėra labai patogus šitas reikalas. Jo, nuo Nes reikia staliuko, pasikelt. nuo Jo. staliuko pasiimti čia pas jūs iššūkis. Taip reikia jau visai sėdėdamas. Visai sėdėdamas nepasieksi. Tai mūsų eilė. Aš gal imsiu tradicinę latę. Hello, we came back. We were yesterday. And we like your coffee so much that we came from Papos. One ice latte with caramel syrup and another Zisto, hot latte, regular. Hot latte? So what? Hot latte with caramel? Now, hot latte, regular? Yes, ice latte. Yes, please. Mes susisakėm kavą dabar, dar man reikia paskambinti mano partneriui. Su gintaru kavos. Regular latte. 7, sakė, 6-7 mokėti. Ir va, toks iš autobusiuko padarytas. Kava labai čia matai gintarai geria. Geras biznis, kas nori daryt. Va, pilnas sėdė. Ir mes jau šiandien geriam kažkelintą kavą savo. Po trečią. Kaviniai, o aš dar 2 išgeriau namuose, vieną iš ryto O, okei. ir kitą grįžęs su ledais, kuris tu mane pavaišinai. Taip, ir dabar mes čia suksim į kairę, taip. Jo. O duoda kaip šitą vietą. Duoda kaip šitą vietą ir jinai labai gera vieta. Čia labai gera vieta. Ant pamptas, kaip aš ir sakiau, prie bažnytėlės. Va, tik ir bažnytėlė, matai, va. Va, matai, kokia gražiai. Va, bažnyčia. San George. Tai palauk, nebus, kad jūs čia mane atvedėt. Nes čia viešbutis gintarai. Bet daugiau nieko ir neduoda pagal šitą. Neranda mapsai, reikės paprašyti, kad atsiųstų locationą. Tai viešbutį mūsų atvedė. Svarbu. Šiaip geras viešbutis, labai populiarus. Beje, čia nardyt žmonės atvažiuoja. Mėgsta. Aš buvau kelis kartus. Ai, ne. Aš čia Poseidonas rašo, o mums reikia, va, čia yra developmente. Dar paimam kaminį. Nu, va, čia labai neapibrėžtai. Čia irgi visur walking distance nuo kelio iš tikrųjų. Va, kaip padaryta, mes kaip tvorą norėjom. Tai va, čia nėra tvoros. Padaryta ir viskas. Ir va, kokia graži jūra. Pliažas matau apačioj paruoštas. Pliažas jo, aš jį kartais ateinu. O čia vat yra naujas priešais, jeigu tu pažiūrėsi. Dabar tu kairį žiūri, o dešinė yra labai naujas, fainas toksai parkelis. Va. Jis matosi, čia aš nenoriu važinėti kaip Kiprai per belę kur. Bet va ten toliau yra toks naujai irgi visas iš betono padarytas. Čia žvejoja. Prieš to vestuvės labai daro didelis. Nu, sakysim, krynos, kad atsiųsti.
Važiuojam dabar pas Kiriakos. Jo, cerkvė iš kitos pusės bažnytėlė. Taip, St. George. Čia yra du, čia yra St. George viešbutis ir ten yra toliau St. George Cap. Galutinė. Šventas Jurgis. Žmogus nugalėjęs drakoną. Taip pat ne tik Kipre labai garbinamas, bet taip pat, kaip žinot, kokias dar dvi šalis mažiausiai. Švento Jurgio, Taip, nespėliosiu. Anglija Mhm. ir Gruzija, Ok. kur turi net savo vėliavose Švento Jurgio kryžių ir ten ta su drakonu ta kova. Įdomu, aišku, kuris tą drakoną rado. Žinot pilnai tą istoriją? Nes jeigu žinot, tai papasakokit. Gal tegul žmonės pasiskaito, bus įdomu. Suksim pas mano draugą, Kiriakos. Jis žadėjo irgi nori pasimatyti. Deja, šių metų pradžioj mirė jo žmona Patricija. Anglija, Brita. Labai stipriai sirgo. Ir Kiriakas ją labai rūpinosi, jau šiam 5 metai. Ir labai man jinai tokia patikdavo. Aišku, gyveno nesveiką gyvenimo būdą. Ir parūkydavo gale. Sakau, kam jūs Patricija rūpant? Kiek man liko. Tokia gerą energiją skleisdavo. O su Kiriaku susipažinom per smalltalką. Banijoj. Žiemos plaukikų klube. Yra čia toksai klubas? Yra. Labai didžiuojasi, kad žiemą visą žiemą plaukia, aš irgi plaukiu. Jūrai būna 15-16, panašiai kaip Baltijos jūrai Vasarą? vasarą. Okay. Labai mes didžiuojamės šito. Su Ronėm druoja, koks gražus vaizdas atsiveria. Prieš važiuodami pas Kiriaką užsuksim dar. Parodysim developmentą vieną, kur pirko mano klientai iš Lietuvos. Čia fantastinė vieta. Kiek prisimenu iš pačio pasakojimo, kad vietiniai nelinkę gyventi apačioj prie jūros, jie visi gyveno. Jiem per karštą, nes būna drėgmė. Ir jam to karščio nereikia. Ir pavyzdžiui, kaip mes važiuojam prie jūros savaitgalį, jie važiuoja į kalnus, kur vėsiau. Va, štai čia Viduržemio jūra. Jo, fantastinis vaizdas. Fantastinis. Ir čia ramiau. Nėra tokia tourist area. Mes tą apžiūrėsim štai šitą kompleksą. Va, jau jis pastatyta dalis jo korpuso. Čia. Stato jau. Du korpusai.
Kiekvienas ten apie po 20-16 būtų turi. 2 baseinai. Ir čia būsi kaip ir mieste. Ir kaip atskiroje respublikoje. Mes dabar apsisuksim čia. Ir grįšim pas klientą. Tai čia gal tiem, kas nelabai susidūrė su užsieniu ar nelabai keliauja, tai būtų gal įdomu papasakoti truputį apie tos compoundus, kaip jie čia stato viską. Compoundas kas yra? Kaip pas mus uždara teritorija, o kaip tik iš uždaros mašinų išvažiuoja. Taip, aš žinau šitą dalyką, nes taip aš gyvenau Bahreine, Sauduose, kai yra uždara erdvė, ten baseinai. Ir ekspatai vadinami, tai yra užsieniečiai, kurie dirba, juose gyvena. Toks, kaip pasakyt, miestas miestelėje. Nu, ne miestas miestelėje, gyvenvietė miestelėje. Uždari, apsauga būna. Ir šiaip čia visas, kaip ir kiek girdžiu, visas nekilnojamos turto vietos yra apibūdinamos kaip pavadinimais. Viskas turi savo pavadinimą. Kaip išgirdai, ne iš manęs, kaip aš klausiu pas tą. Koks compoundas, kokie taip. Visi turi compoundai savo pavadinimą, tada lengviau orientuotis ir šiaip smagiau gyventi. Tu žinai dabar to, kur svečiuojasi maloniai pas mumi, kaip vadinasi? Ar pamiršai? Pamiršau. Margarita Gardens. Ai, Margarita jo. Taip, Margarita Gardens. O apie jį atsimeni, koksai buvo? Ne. Alithea Gardens. Ok. Alithea Gardens, žinau, ką reiškia, bet dabar nepasakysiu. Va, čia remontuoja pardavinė ir va čia va mes šitai Kirijakos namas, čia aš palikdavau mašiną, kai pačioj gyvenau, atvažiuodavau ir Kirijakos mane pamesdavo iki oro uosto. Labai įdomu property, iš tikrųjų, bet tu man nedavai šito mikrofono. Tai čia pašalinių garsų nėra, tai turėtų įsirašyti normaliau. Labai įdomi, atvažiuoji, nusileidai nuo kalnelio, pakilę. Ant tokių kalnų, aš daug apėjęs, viską žinau, bet tokią matau pirmą kartą. Ir toj mes pažiūrėsim, kaip nusileidimas prie jūros. Čia va public, ai ne, čia bus jų 16.3. Matosi jūra? Iš aukštesnių tai matosi Va čia jūra. kas turi parkingą, iš vis fantastika. Šone pasistatai. Baseinas apačioj bendras, Ir žiūri savo jūrą. puslankis, uždaras, pakankamai nemažai privatumo iš tikrųjų. Taip. Tačiau butas, kurį dabar mano partneris ir aš pardavinėjom, neturi vaizdo jūrą, nes jis yra on ground floor, bet turi išėjimą į baseiną. Turėjom intensyvę dieną, sužinojau ir aš pamačiau šitą man tai naujo, nes aš nebūnu tiek kartų, kiek jisai apžiūri visus savo klientam nekilnojamo turto objektus. Ir parenku geriausius. Jo, iš tikrųjų buvo labai įdomi patirtis ir nusprendėm užbaigti jau šitą dieną su Šventuoju Jurgiu. Šventasis Jurgis, kaip tik mes atvažiuojam. Štai čia yra Švento Jurgio viešbutis priešas. Okay. Ir galima nueiti tiesiai, jeigu nori, Švento Jurgio, jau kurią bažnytėlę mes parodėm. Ir va, nuo šitos property, nežinau, kelios minutės nusileis. Čia autobusas stoja. Ir mes prie Švento Jurgio, kuris yra ne tik Kipro, Graikijos mylimas šventasis, bet ir labai pripažintas kaip šalies globėjas Anglijoje ir Gruzijoje, kaip minėjau. O ką jis padarė? Na, istoriškai manoma, tokia yra legenda, padavimas, kad jis atkeliavo į Libiją, toks yra miestas, čia ne apie šalį eina kalba, bet apie miestą Graikijoje, rytinėj Graikijoj. Ir ten
drakonas gyvenantis visą laiką suvalgydavo. Štai Švento Jurgio bažnyčia. Švento Jurgio viešbučia. Ir mes nusileidžiam čia, kur mes buvom, San Žorž. Taip, ir manoma, kad jis gyveno kažkas tai 300 metų nuo Kristaus gimimo. Greičiausiai buvo kareivis. Ir jis atėjo ir drakonas nuolat suvalgydavo tame mieste po žmogų ir turėjo suvalgyti dar vieną nekaltą mergelę. Ir Šventas Jurgis nuėjo ir nugalėjo tą drakoną. Matė turbūt ne kartą vaizduojamas ant žirgo perveriantis drakoną. Neaišku, kas jis buvo, kaip jis buvo. Manoma, kad tai legenda. Arba simbolis. Simbolis, kur drakonas simbolizuoja blogį, pyktį, pavydą. Šventas Jurgis kaip Kristaus kareivis simbolizuoja pergalę prieš blogį. Štai tokia legenda, norit tikėkit, norit ne. Bet iki šios dienos, taip, žinot, Švento Jurgio kryžius. Ar kas futbolu domisi, ar Anglijoje gyvena, žinote, tikriausiai. O čia mes kaip tik ir pravažiuojam visose Švento Jurgio viešbučio vietovėje. Taip kad šitą propertį tikrai nuostabi. Kas domisi ir nori. Čia daugybė irgi atrenovuotų namų. Galima, kas čia pardavimų šito vietoj nėra, bet ten labai faina vieta. Ir jūra bus labai arti. Kipras, šventųjų žemė, Kristaus žemė. Man labai patinka, aš labai myliu šventą raštą, Kristaus kelionės mokymus. Ir Kipras, galvoju, kad po šventosios žemės, jeigu imti visą šventąją žemę, bus antra turbūt vieta pagal kelionės reikšmę, pagal pradžią krikščionybės istorijai, nes per čia vyko visos kelionės piligriminės apaštalo Pauliaus keliauninko į Graikiją. Ten jau jam nebuvo taip lengva ir paprasta, kur graikai debatų meistrai profesionalai davė jam stiprų iššūkį. Dėl to jis buvo supykęs ir išvadinęs durniais net vieno miesto gyventojus. Ir ten visur jūra. Daug apvažiavom, dabar dar kartą pasuksim čia, jau ar taip diena baigėsi. Mažai padarėm, nors Gintaras dar šiandien žadėjo pagelbėti truputį. Dar kartą pasuksim.
Tai žodžiu, 19 valanda. Ir mes kylam į kalną. Jo, jeigu kas nors galvojat apie nekilnojamą, tai būtinai pasikalbėkit su Tomu susisiekit. Ir tikrai padarys geriausia, kas įmanoma dėl jūsų. Tai ką, šiandienai tiek, o mes... Dar noriu parodyti vieną vietą. Bet kol kas galim įsijungti ir ten įjungsim, kai privažiuosim per šitą kalną. Parodysiu skirtingus rajonus, kaip skiriasi, mes čia pakilom į kalną. Apskritai Kipras, kad žmonės geriau suprastų, kalba Kipras. Iš esmės Kipras kas yra? Sala, vidury jos kalnai, visur, nesuprant. O aplinkui miestai, kuriuose gyvena didžioji žmonių dauguma. Ten, kur nėra kalnų, tai ir Pafosas, ir Larnaka, ir Melisolis, Nikosija, Einapa, visur žemiau. Na ir kalnuose irgi yra gyvenviečių, yra vienuolynų ir kaimelių visokiausių. Mes čia dabar sugrįžome į Floraką, kur Kirjakos gyvena. Ir toj mes pravažiuosim pro rajoną, kurį aš irgi norėjau parodyti. Čia yra aukštutinė Floraka ir čia dar vienas projektas ir labai gražiai matosi vėl, nuvažiuojam tiesiai į jūrą. Fantastika. Taip, mes sukam čia, tiesiai galima vėl grįžti į pagrindinį kelią. Čia projektas, kur keli klientai jau mano įsigijo ir tikrai jų vertė pakils. Tokia istorija apie Šventą Jurgį, toksai Kipro vaibas. Labai žmonės religingi, toks siauras keliukas, tikintis. Jiems atrodo, kad ne, man atrodo, kad taip. Mes pakilsim dabar į senamiestį. Ir į rajoną, kuris vadinasi Mutalos. Tai buvo daugiausiai turkų kipriečių, turkų kilmės kipriečių gyvenamoji vieta. Žmonės kalba, čia ir turkai, čia ir graikai. Taip, o iš kur jie atsirado tie turkai? Kai Osmanų imperija, kaip ir minėjau, 15 amžiaus pabaigoje užkariavo Mažąją Aziją, tuo pačiu ir Kiprą, Konstantinopolį. Štai matot, kitokie fasadai, priekyje tik tai durys ir čia vienas iš didžiųjų skiriamųjų ženklų, nes graikai gyvenimą išneša į priekį, o turkai dėl religinių įsitikinimų į vidų. Čia matom daugiausiai tik tai durys, daugiau nieko nėra. Ir čia netrukus pamatysime dar ir kaip užtvirtinama, matysim ir mečetės. Tai čia, kaip matom, langai kai kur uždaryti, dėl to, kad graikai gerbė nuosavybę ir neužiminėja turkų nuosavybės, taip kaip daro
šiauriniam Kipre, stato graikų žemių, nenupirkę, užstatinėja, tada duoda graikai teismus ir iš čia kyla daug problemų. O mes važiavom į senamiestį, po truputį leidžiasi saulė. Čia yra aukštutinis Pafosas, Pano Pafosas. Daug restoranų. Kavinių. Toks viena iš pagrindinių pramogų vietų. Ir mes pravažiuojam. Pro Pano Pafos ir leisime žemyn į Kato Pafos. Čia labai yra graži miela vieta. Atsiveria vaizdas į jūrą. Arba senamiesčio trinkelės. Ir čia kavinė yra labai graži. Galima čia sėdėti, žiūrėti jūrą, beje, iš apačios veikia elevatorius, pasikelt. Sankryža ir lauksim žalios šviesos ir suksim į dešinę, nusileisim į Kato Pafos. Dar vieną, Pafosas turi du senamiesčius, Pano Pafos, ką tik pravažiavom, leidžiame žemyn į Kato Pafos, ten kur istorinis, ir tada šalia Kato Pafos dar yra Tomb of Kings ir Harbor. Čia viskas ir autobusai važiuoja, pėsčiomis nereikia lipti, kas nenori. Kas nori gali. Labai čia faina ta vieta prie Pafenero kavinės ir nespėjom šitą pravažiavimą pravažiuoti. Turėsim sulaukti dar vieną šviesoforo. Galima ir taip. Galima ir taip. Labai skuba žmogus irgi nori lenkti. Laukiam savo šviesoforą, leidžiamės į Kato Pafosą. Labai šitą gatvę gražiai suremontuota, 12 metai, nebuvo taip gražu čia šis nusileidimas. Ir tuoj privažiuosim. Čia daugybė irgi įstaigų
ir parduotuvių, ir parduotuvėlių, ir Suvalkijų. 7 precijai, kas dirbo, juda poilsiukui. Labai fainai. Zorpas, faina konditerija, bet man Papantonio dar fainesnė. Čia tuoj pamatysim naują American University of Beirut pastatą. Porą metų iškilo, pakeitė Pafoso vaizdą. Čia dar viena Suvalkija. Girotiko. Čia Alfa Mega, kur spaudžia šunys. Molas. Apsipirkimas, pramogos. Žiemą daug žmonių būna, kalėdas, renginių. Ir štai dar vieną privažiuojam, tikinę vietą, kur galima vaikščioti, irgi naujas. Štai šis, kaip jį pavadinti, tiltas, tai gali iš viršaus apžiūrėti. Labai įdomi patirtis. Ir čia irgi katakombai tokia yra. Mes visą priartėjom Harbor. Dar vienas Zorpas. Čia kur suka šitas automobilis. Ten yra parkas ir Švento Pauliaus, būtent ta vieta, apie kurią aš pasiekiau plakimo. O dabar mes pasukam ir pravažiuosim dar vieną labai fainą Suvalkija taverną, Minas tavern. Dirba, lauke staliukų neturi, irgi netoks geras kaip mes šiandien buvom, bet irgi geras tas. St. Paul Pillar, matėm, ką tai buvo. To privažiuosim namus. Čia dar, kaip ir minėjau, va čia tas antrasis senamiestis apatinis, dar labai gražu. Gražiausia turbūt bus visgi Harbor, pajūrys, uostas, Pakrantės teritorija. Čia labai graži maža bažnytėlė, koplytėlė. Čia buvo gruziniškas, dabar Suvalkija atsidarė Ton Mikalli. Įsuvla Ton Mikalli. Anglų pabų nemažai. Žiūri futbolą, sportą. Bet vakare man parkingai užsidaro. Išjungia muziką. Žmonės nueina miegoti. Ir atvažiavom. Ši graži ruda spalva. Mano nauja tvora. Kurią reikėjo perdaryti.
Gintaras padės mūsų parkingo vietą atidaryti ir prisiparkuosim.